Sveiki visi atvykę į kanalą Nenobodžiauk ir kur. Kokia šiandien laida? Ji vadinasi Nekeisk fotografijos. Tai iššūkis, kuriame du fotografai, profesionalas ir mėgėjas, varžosi, kas padarys geresnės nuotraukas. Profesionalus atstovauja fotografas Dima. Ačiū. Sveiki, sveikas, kaip sekasi? Oi, labai gerai, jau tau kaip. Pasiruošęs nugalėti? Tai aišku. Šaunuolis. Jokauju, šiaip galbūt reikėtų ir pasiduoti. Arba kaip tik parodyti gal gerą pavyzdį ir tegul iš to pavyzdžio įmasi mėgėjai ir dirba. Aš nežinau, koks tikslas. Dabar ir sužinosim. Dabar sužinosim, taip. Prieš Dimą varžosi fotografė Emilija. Sveiki. Labas. Sveiki. Tai kaip sekasi? Kaip sekasi? Gerai. Pasiruošusi nugalėti. Va šitą žinoma. fotografą. Jo. Dabar trumpai papasakosiu jums taisyklės. Jūs turėsit 1 valandą atlikti 3 skirtingas užduotis. Pirmoji užduotis – nuotrauka pagal pavyzdį. Antroji užduotis – nuotrauka su ilgu išlaikymu. Ir trečioji užduotis – darbas su modeliu. Tada sėsitės prie kompiuterio, įsijungsit Photoshop programą, dirbsit. Ir sumontavę nuotraukas susitiksime vėl čia, va čia, ir jas apžvelgsime. Būtent čia? Būtent čia. Gerai. Tai kas kokią įrangą naudoja? Fotoaparatą? Jo. Aš Sony. Aš Canoną, aišku Canoną. Tai čia bus jau toks Sony Canonas. Čia tikrai karas. Išsiaiškinsit, kas geriau. Nu tai gerai, palinkėjimą Gerai. vienas kitam ir pradėkime. Linkiu nepasimest. Nusilaužko. O, buvo. Ačiū. Gerai, judam. Sveiki visi, mano vardas Dima, Instagram'e vadinuosi Ašmėjo. Ir ką aš darau, tai aš labau belė kiek daug darbų. Aš fotografuoju kaip fotožurnalistas TV3. Aš esu profesijos mokytojas ir taipogi aš fotografuoju žmonės. Labas, aš esu Emilija Juršėnienė. Šiaip aš esu dizainerė, esu sukūrus batelių brandą Emilijon. Aš dabar persikvalifikuoju ir žadu būti fotografė. O kol kas dar mokusi. Tai labas, žiūrėk, mano yra idėja sukurti tokias nuotraukas, kuriuose būtų toks raudonas backgroundas, žinai, apšviestas šiek tiek. Tada sukursiu tavo ant galvos tokią areolę geltonos spalvos, toks retro stilius, ale su kodok juosta kažkas, bet visai ne. Ir dar ant akių bandysiu išbrėžti tokią linijinę. Tai va, tai čia kaip ir yra ta pirmoji užduotis atkurti pagal referencą. Tai dabar bandysiu tą atkartoti tiesiogiai ir bandysim nuo to, kad aš tiesiog bandysiu dabar sureguliuoti šviesas. Kol kas atsipalaiduok, nieko negalvok, gali žiūrėti į kamerą, gali kitur žiūrėti, didelio skirtumo nėra. Tai kai man pasisekė pati fotosesija, tai galėčiau sakyti, kad visai gerai. Esminis dalykas buvo blogas, kad aš pasirinkau referencą, kur reikia nupiešti tokią juostą ant akių, ne? Ir aš nemačiau iki galo pilotinės šviesos, dėl to, kad tiesiog dėl filmavimo galimybių mes kitaip negalėjom išsidėlioti. Tai galbūt realiam gyvenime aš naudočiau pilotinę šviesą tam, kad visą laiką matyti akis apšviestas modelio. Taip, tai va čia jau netgi dabar pagavimas kadrų visai geras gaunasi. Tai žiūrėk, tai esminis dalykas mums dabar reikėtų, kad tu žiūrėtum čia kažkur, ane? Gal, žinai, ir nusisuk į šitą šoną veidu. Jo, va taip. Plaukus davai visus darom atgal, kad atidaryt pečius, kad jie atrodytų jo ryškus. Ir dabar pabandysiu padaryti kadrą. Jo, tu žiūrėk tiesiai man į kamerą. Gerai, šiek tiek akytės žemiau. Gerai, bandom atkartot. Ir bandom dabar pasidaryti. Jo, va taip labai gerai. Galbūt biškį paryškinsiu bendrai kadrą, kad atsirastų daugiau informacijos ant veido. Tai pažiūrim. Šiek tiek pakelk nosį. Gerai. Jo, pataikiau. Dabar, kad tik tą dar suveiktų. Gerai, dabar pasistenk veidų per daug nejudint, ne, va tai palieki ir pridėti vieną ranką. Rinkis ranką tą, kuri tau yra tiesiog patogiausia. Tai gali arba kairę, arba dešinę, pridėti prie ausies, pridėti va čia, ant šono kažkur, ne, bet labiau, jo, kažką tokio. Galim šitą palikti ir su šitą labiau žaisti. Ir tokį padaryk žvilgsnį,
Pasistenk atpalaiduoti lūpas, prisimint, kad kalbi su buvusiu, kuris tave žiauriai stipriai paliko. Jo, čia šypsena faina ir šypsena, tegul būna ir šypsenėlė. Ir dabar rankytę davai ne ant galvos, o kažkur šone. Jo, ir va taip, tu va taip sklandžiai, savo petį šiek tiek atidarai. Jo, bet veidas stengiamės laikyti vienoje vietoje. Jo, labai gerai, tu pataikai dabar, žinok. Puikiai atrodai, nuostabiai, apsišviečia plaukeliai, viskas labai cool. Šiek tiek daugiau padarysiu. Jo, pavyzdžiui, va šitas kadras visai nieko. Tos linijos bandysim vėliau atsikratyti. O jeigu, pavyzdžiui, jūs neturite tokias galimybės, tai visą laiką galima pajudinti modelį patį. Tai šiuo atveju aš tą ir padariau. Mergina mano tiesiog pajudėjo vienu kampu kitur, ten iš šono į dešinę, į kairę. Ir mes pasidarėme nuotraukas tenais, kur atitiktų tą liniją ant akių. Labas, aš Emilija. Malonu. Tai šiandien pasifotografuosim, aš norėsiu padaryti atkartojantį kadrą maždaug tokį. Aš norėčiau, kad tu atsisėstum, laisvai jaustumės, pabandom tą ranką taip pastatyti. Ir pirmiausia, aš paieškosiu šviesos pozicijos, kaip pastatyti. Žodžiu, padirbėsim. Gerai. Tai vat čia kur nors į šitą vietelę, aš išjungiu tada šviesą. Jo, aha, giliau. Aha, gerai. Taip, labai gerai sėdė. Aš toj susižiūriu savo nustatymus. Toj. Gerai, dar bandausi. Bandau tiesiog žiūriu dėl šviesos galingumo. Dar man nesigauna taip, kaip noriu. Gerai. O, jau gerėja. Tuoj pradėsim pozuoti. Gerai, galim pamėginti dabar papozuoti. Aha, labai gerai. O, super. Labai patinka, kaip atlašiai galvą. Aha, dabar pabandyk veiduką šiek tiek. O, super, labai patinka. Gerai, o dabar nosytė į mane. Aha, super. Gerai. Nori pažiūrėt? Čia šiaip aišku daug labai pripyškinu. Tokia maža rankytė atrodo. Čia todėl, kad aš tokiu rakursu fotografuoju, jo, taip, todėl ir atrodo. Manau, kad ne iki galo pavyko, kai fotografavau atkartojamą kadrą. Nelabai pavyko apšviesti foną, kad jis būtų gradientinis, šviesiau tamsiau, jis pas mane buvo tolygus. Tai manau, gal pavyks retušuojant tai pasiekti, pasižiūrėsiu. Mes darysim dabar tokias nuotraukas, kuomet tavo kūnas išsilies kadre. Ane? Mes bandysim ką padaryti. Mūsų užduotis yra, kaip aš manau, aš padaryčiau tai aš nuimčiau tiesiog savo paleidėją, kuris paleidžia blikstės, fotografuočiau su ilgu išlaikymu tave ir tada fotografuoju, tu sujudi į vieną pusę, tau realiai reikės tiesiog taip vingiuot, nieko per daug nedaryt. Kai aš paspaudžiu mygtuką, tu tada sujudi ir aš tave pabandau užšalti. Tai užšalimas bus va toks. Jo, davai kojytės irgi padarom, kad jos būtų kadre. Tai galima taip. Taip, gerai. Ir žiūrėk, judam. Aha, dar keletą, judam. Gerai. O dabar žinai, ką padarom? Biškį pakeičiam visą situaciją ir žaidimo taisyklės. Gaunasi, darysim taip. Tu stovi vietoj, aš judėsiu. Bandysiu slaisus tuos daryti su kamera. Kad mes vėliau rezultatą turėtume daugiau iš ko išsirinkti. Tai tu dabar galbūt nelabai va taip, nes matai dabar šviesa yra tokia viršutinė. Jo, būk tokioj pozicijai. Tu gali sėdėti taip kaip katinėlis, tipo toks, laukiantis maisto. Gerai, čia gal per žiaurų. Gerai, bet jau vis tiek tipo kažkas tokio jau iššoksta iš tavęs. Gerai. Ir dar keletą, palauk.
Taipogi, kalbant apie judesio užduotį, tai suvokiau, kad dirbant studijoje, dirbant su papildomom šviesom, kurios yra ne tik blicas, bet ir pastovi šviesa, tai geriausia naudoti blicą iš karto, o tik vėliau šviesti papildomų pastovių šaltinių. Kadangi jeigu mes norime išmuilinti vaizdą tam, kad modelis pats jaustųsi arba klientas jaustųsi geriau, tai geriausia yra daryti taip. Jūs paspaudžiat kadrą, blicas subliksnė, vaizdas užšala kadre ir tada jūs tiesiog sujudat kamerą ir kita šviesa, jinai tiesiog šviečia į modelį ir jinai duoda informacijos jūsų kadrui. Ok. Gerai. Tai va, tai darom tiesiog tokius manevrus su kamera, mes išgaunam tokius rezultatus. Ok, dar keletą. Taip, dabar atsisėsk, ne, viskas gerai, tik žinai, ant krašto į mane, jo, visiškai va taip ir kojas va čia eina. Taip, va taip, gerai, jo, žiauriai nice. Irgi dabar tu sustingsti, aš tik judu, nes man atrodo čia geriausiai gaunasi. Taip. Ok, kokie demonai iš tavęs veržiasi, žinok. Gerai. Visokių. Yra? Aha. Šitas labai fainas. Tai va tokia esmė ir yra to tokio tobulo kadro. Aš manau, kad tai būtų lengviausia ne tik jums, bet ir pačiam klientui. Nes sakydami, kad klientas pajudėk iš šoną į kitą, jam tiesiog tas, kažkada nusibos ir atrodys, kad, ką čia per nesąmonę darai. O šiaip tu kalbi su klientu, kamera judini, ir kaip ir jis nejaučia to streso, nejaučia, kad jis kažkaip jaučiasi negerai arba kažkas jam tiesiog atrodo, kad čia kas per nesąmonę vyksta. O jis jaučiasi tvarkingai, tiesiog tu žmogus esi prieš jo, kuris judina pastoviai kamerą. Toj susistačiau dabar ant štatyvo fotoaparatą, nes darysime nuotrauką su išlaikymu. Tai man reikia, kad jisai stabiliai stovėtų. Bandysime pažaisti su judesiu. Išlaikymas bus kokios, pasižiūrėsiu kiek, bet maždaug 6 sekundės. Tai maždaug... bandom va tokį variantą padaryti. Gerai. Tai pavyzdžiui, aš kaip paspausiu, galėsiu sakyti, pavyzdžiui, judėk, tokius 3 pajudėjimus. Pajudėt, sustot. Taip. Gerai. Aha, pabandom, o paskui pasižiūrėsim, bet dar šiek tiek pasižiūrėsim nustatymus. Gerai. Dabar aš tavęs paprašysiu palaikyti šitą lentelę, aš nusistatysiu white balansą. Dabar judėk ir dabar vėl judėk. Aha. Tuoj dar išlaikymas. Gerai. Ir gali varyti. Aha. Ir gali dabar atgal. Ok. Ir dabar atsistok ir žiūrėk į mane. Tiesiog šitaip. Gerai. Ok, nieko nesigavo. Gerai. 1, 2, 3, varom. Aha, ok, laukiu. Laukiu, kol man padarys nuotrauką. Gerai. Šiaip manau, kad jau turiu kadrą. Dar vieną kartą tai padarom ir paskui dar kitokį judesį pasakysim. Paskutinį, ką norėčiau padaryti, tai pagalvoju, kad išviesiu baltą foną, kad jis būtų baltas, kadangi tu juoda, padarysim tokį kontrastą, sukursiu kažkokį visai gražų piešinį ant tavo veido, kad taip šviesa gražiai išsilietų. Ir galas į tave, į plaukų švies tokia geltona, tokia švelni spalva. Tai bandysim atkurti tokio švelniškumo, nuotraukose. Tai ką iš tavęs norėčiau, tai kuo daugiau rankų kadre, darom tokius portretukus, tu rankas prie veido dėdi, rankas ant peties, pataisai plaukus, pasižiūri tenais. Žinai, visokiausius tokius dalykus, švelniai, taip natūraliai, tokį moteriškumą išreikšti. Gerai? Jo, dabar nuostabu.
Kietai. Na ir kalbant apie paskutinę tą dalį, kurią aš jau dariau, aš pajaučiau, kad mano klientas, mano modelis jau atsipalaidavo, jinai jau galėjo judėti ir daugiau. Ir ką aš padariau, tai aš sukūriau visiškai baltą foną, pilnai iššoviau 2 blikstėm į galą, sukūriau šviesos piešinį tokį labiau, nežinau, jautresnį ir bandžiau išreikšti to modelio moteriškumą, nes man labai patiko, kaip jos veido bruožai atrodo šviečiant tokiai ryškiai šviesai ir bandžiau tą atkartoti. Dar keletą, va tai būk. Šiaip esu iš tokių fotografų, kurie nori iš karto padaryti gerai, kad vėliau kuo mažiau pyktis prie tų visų photoshopų, exposure visų. Man fainiau yra atlikti gerai iš karto. Jo, ir tada ir tau iš karto ekranėlį geros nuotraukos. Gerai, davai dar keletą papozuojam. Jo, va taip visai cool. Davai šitą ranką, jinai tegul nebūna, ne, viskas pastatyk. Šitą buvo gerai, jo, čia paguldyk. Padėk va čia kažkur. Galbūt dar biškį. Jo, va taip geriau. Ir jo, taip atsirenk. Aha. Aha, super. Super. Ok. Nu, krasotka. O, fainai. Fainai, tai letina atrodo. Šitą lempą? Ne lempa, ranka, letina pasakyti. Ai, letina. Nu, gal ne letina, gal rankytė labiau. Ir kas fainiausia, kad gale modelis tiesiog pats nusprendė, kad jinai pati pozuotų ir jinai laisvai, be jokių trūkumų, be jokių trykčių pozavo ir mes galų gale išgavom pabaigoje tokį natūralumą, tokį moteriškumą, tokią tvarką. Taip, nu gerai, man atrodo, siluetą padarėm. Kaip ir visas užduotis atlikom, ne? Padarėm beveik 400 fotkių. 400. Jo. Oho. Tai aš manau visai kietai praleidom laiką. Puikiai padirbėjom per trumpą laiko tarpą. Realiai studijai padarėm labai daug, nes turėjom tik 4 šviesas, keletą filtrų ir tiesiog šiek tiek ale meistriškumo. Tai labai smagu, kad atėjai. Ačiū tau labai. Aš manau, kad rezultate viskas pavyko. Manau, kad nuotraukomis esu patenkintas ir mano modelis bent jau fotosesijos metu tikrai buvo patenkinta. Ir įdomu, kągi jinai pasakys, kai jinai pamatys jau patį rezultatą. Dabar darysime kitą kadrą su išlaikymu. Arba ne, dabar pabandysim be išlaikymo modelį su darbu, kad nekeisti man nustatymų. Tai tiesiog lukterk šiek tiek, kol aš išimsiu filtrus iš lempos. Toj, dabar visai nešviečia tas brūkšniukas, to aš paryškinsiu. Irgi dar ne. Gerai. Pasiryškinsiu dar šitą švieselę. Ok, tai dar tu laisvai atostogauk, kol aš čia viską pasidarysiu. Gerai, galim pradėti pozuoti. Kaip nori, dabar laisvai, gali rankų pozas pakeitalioti. Aš tau ir pakomentuosiu. Aha. O, super, gerai. Super, super. O, gerai. Dabar gal galėtum veiduką į šitą lempą. Gerai. Super, pažiūrim, ką turim. Gerai. Fotosesija buvo man iš tikrųjų didelis iššūkis, nes buvo turėjau gauti 3 rezultatus skirtingus
mažai laiko ir iš tikrųjų labai stresą jaučiau, todėl kad ir filmuojama. Ir aš šiaip, kai ateinu į fotostudiją, man atrodo, kad išsijungia lokatoriai ir nebežinau, kur lempa įsijungia ir taip toliau ir kaip nustatymai keičiasi. Pagrindinis mano tikslas, kai aš baigiau fotosesiją, tai iš karto atsirinkti pagrindinės nuotraukas. Tai aš įsijungiu Camera Raw filtrą Photoshop'e, tenai įsikeliu visas nuotraukas ir pradedu peržiūrą. Kodėl svarbu iš karto pradžioje tai padaryti būtent man, nes išlieka tas kontaktas, jausmas, ta emocija, kurią aš jaučiau su modeliu ir aš nujaučiu, kas buvo gerai, kas blogai ir atsirenku ne pagal techninius parametrus, bet atsirenku pagal nuotaiką. Tada antras atrinkimas nuotraukų pas mane gaunasi jau būtent pagal techninius parametrus ir aš jau išmetu tas nuotraukas, kurios yra tiesiog blogos. Šiaip, jeigu, pavyzdžiui, modelis niekur neskuba, su klientu dar gali šiek tiek pabūti, tai labai yra gerai padaryti tai kartu. Tuos emocinius pagrindinius kadrus išsirinkti iš karto, kad bent jau iš fotosesijos žmogus turėtų tokius 5 kadrus, kurie gali būti visiškai neteisingi, bet jie atrodo gerai būtent jūsų klientui. Nes, pavyzdžiui, aš galiu išrinkti vieną kadrą, kuris man atrodo gražus ir simpatiškas pagal apšvietimą ar pozą, bet jinai ten pamatys, kad pas ją ten žiauriai matosi petys arba kaklas kažkoks netoks arba kažkoks spuogas, kuriuo jinai, pavyzdžiui, kurį aš galbūt nutrinčiau, bet galbūt pamiršiu nutrinti. Visko gali būti. Tai geriausiu atveju, ką ir sakau, tai atrinkinėti nuotraukas kartu su jūsų modeliu, su klientu. Taip, ir pavyzdžiui, tam, kad ant greituko pasižiūrėt, mes įjungiam mūsų nuotraukas, kurias atsirinkom, į 46 nuotraukas. Ir iš jų dabar pasirinksiu vieną, kuri man labiausiai patiko. Tai aš rinksiuos iš tų, kur būtų apšviesta galva, kur būtų apšviestos teisingai akis. O, Dima. Labas. Labas. Kaip sekasi? Žinai, buvo įdomu. O, šita gera nuotrauka. Aš irgi galvoju. Gražiai atrodo. Jo, mes čia, žinai, taip ant galo jinai jau atsipalaidavo visiškai, tai pavarėm. Tikrai pavarėm, žinai, per tokį laiko tarpą tikrai pavarėm. Tai visus atlikai darbus, kas buvo užduota? Jo, visus namų darbus atlikau. Pala, kas čia? Biškį pagau žvaigždę. Ai. Ne, smagu. Jo, tai va dabar kaip tik baiginėjau atranką ir pradėsiu kaip ir retušuotos kadrus ir daryti jau. Tai kaip manai, jau nugalėsi su tokiam nuotraukom? Blemba, žinai, čia kelis konkursus galėčiau laimėti, nes labai skirtingi bruožai. Jo, galbūt va šitą, tokią kaip pagrindinę, pabandysiu pamažinti šiek tiek ekspoziciją, pakelti kontrastą šiek tiek ir kad tiesiog šiek tiek, žodžiu, visą laiką iš tikrųjų aš darau viską pagal jausmą, pagal tą pojūtį, kaip man jaučiasi. Tada būtinai mes turime mūsų raudoną spalvą. Va, tokia ryškia raudoną spalvą. Jinai turi būti nelabai iškraipusi, jinai turi būti tokia natūrali. Neturi būti jausmo, jog mūsų kadras, mūsų portretas žmogaus yra iškirptas ir priklijuotas kažkur. Mes turim daryti vis tiek natūraliai viską. Tai aš manau, kad nuotrauką kaip ir padariau. Galbūt dar norėčiau paryškinti jai akis, tai tiesiog sukuriu sluoksnį, pasiemu teptuką, čia toks labai greitas metodas, baltas teptukas, paryškinu jai akis, pervedu sluoksnį į overlay, bus per daug gal, overlayų ir su opacity pamažinu ryškumą ir gaunasi va tokį rezultatą, turim rezultate. Tai valio, išsaugom, parodom modeliui ir džiaugiamės tuom, ką turim. Įsikėliau nuotraukas ir bandysiu retušuoti. Šiaip prisipažinsiu, nesu retušavimo fanė. Čia mano silpnoji pusė yra. Šiaip patinka tos nuotraukos raudonų fonų, nes jos tokios nuotaikingos. Pabandysiu retušuoti dabar šitą su išlaikymu. Čia visai fainai gavosi. Tai šitą
čia gal šiek tiek patamsinsiu, kad būtų toks įspūdis paslaptingesnis. Šiaip tikrai labai pasisekė su modeliu. Gabriela labai graži, tai nedaug čia to retušavimo matau, kad reiktų daryti. Sveiki. Sveiki, labas. Kaip sekasi? Nu, dirbu. O šitą nuotrauką visa tokia graži. Man štai irgi labai patinka. Jo. Labai Tai jo. fainai Ir gavosi. kaip sekėsi jums? Pavyko realizuoti savo idėjas? Gal per mažai laiko, Taip. bet pavyzdžiui, man labai patinka su išlaikymu daryti, tai kai būna tiesiog žaidimas, nes žiūri, kas gaunasi realiai, nu, kaip nežinai to galutinio rezultato, tokia labiau kūryba. Ir tikrai fainai modelis atsipalaidavusi, darė ką prašiau. Tai laimėsit? Tai aišku. Supratau, gerai. Gerai, ačiū. Sėkmės jums. Susitiksime Čiau. pabaigoje. Tai va, susitikom jau čia, po viso fotografavimo, esam su nuostabia modeliu, kuri turėjo net 2 fotosesijas šiandien. Jo, pasisekė. Jo, pasisekė. Tai va, tai dabar, nežinau, reikia pradėti nuo nuotraukų. Kieno nuotraukas pirmas pažiūrim, ar Sony, ar Canono? Gal užleisiu? Ne, aš manau reikia Vaskyčiai. Aš manau, kad galim suvaskinti ir kas laimės, to nuotraukas parodysim. Vaskyčiai. Va, pralaimėjom. Tai kas pralaimė, tas rodo? Jo. Jūs turėsit pakankamai didelį svarbų žodį šitose nuotraukose, bet jūs, žiūrovai, įvertins šitas nuotraukas Instagrame, TikTok'e, visur, kur matysit, prabalsuokit, kas geriau patliko. Pirmoji nuotrauka su ilgu išlaikymu. Dima, kai norėsi, pakomentuok. Jeigu patinka. Tai man šiaip įdomu dabar išgirsti nuomonę tiesiog. Jo, komentuokit kažką apie nuotraukas. Va, Tai labai gražu, super. graži nuotrauka. Taip, labai gražu. Šita kaip? Žiai fonas išviestas, irgi graži. Jo, ryškiai raudona tokia. Šita žiauriai yra foto nuotrauka, ne? Ir va šitas flashlightas žiauriai gražiai atrodo. Labai gerai va apranga išnaudota kelnė. Super. Jo. Šita nuotrauka. Nu, tokia profilinė, bet visai kieta, ja? Ne? Nebloga, jo. Va, tokia nuotrauka. Nu, čia tokia viena. Raudona šitą spalvą. Taip. Toks va. Toks kietas. Dima, bravo. Mano nebežiūrėkima. Va, dar tokią nuotrauką turim. Jo, labai. Tokią nuotrauką turim. Ir tokią nuotrauką turim. Nu, dauguma nuotraukų su ilgu išlaikymu, bet jos tokios ir tokios kietos visai smagios. Šitą graži nuotrauka. Tai jos geriausias tiesiog ir daugiausiai iš jų išsirinkau. Buvo ir eksperimentų. Pavyko padaryti, kad būtų labai gražiai. Aš manau, kad jo, nes palyginus su pavyzdžiais, pavyzdžiui, ką aš ten galvojau, tai atlikti būtent įgyvendinti tokį pat apšvietimą, spalvą ir tą nuotaiką, tai man kaip ir pavyko. Ir šiaip labai smagiai pavyko ant galo tie portretai, kur jau Gabi atsipalaidavo ir laisvai jautėsi. Ir aš tokių, kaip ir man atrodo, tokių natūralių, moteriškų tokių portretų pasidariau. Va, šypsosi po tokių vadinasi rasa. Nu jo, nuotraukos įspūdingos. Instagramui labai gerai tik. Nu ir gerai, dabar nuotraukos bus Emilijos fotografas. Net nebenoriu žiūrėti. Taip, pirmoji nuotrauka. Daug geresnė. Nuvertinkit tai. Pasiduodu. Nenuvertinkit tai pusės. Oi, labai gražiai. Ne. Kai fotografavom darbą su modeliu, tai aš realiai to kūrybiško, paprastai pažiūrėjau, kad pozų kažkokiu ištraukti toliau.
Čia ta pati? Labiausiai man irgi patinka su išlaikymu. o Okei. čia tamsiai Labai, rodo. labai įdomi čia išėjo šitą. Tamsiai rodo? Nes iš tikrųjų, nu pas mane kitaip rodo. Nesvarbu, Okei. Kietai? Kietai? Nes tą nuotrauką jau galima sakyti kaip su juostelė fotografuota, kaip analoginė. Toks įspūdis gaunas kažkoks mistiškas. Ir trečioji nuotrauka. Čia tas reference. Taip, čia referencija. Ir Kietai. kaip matau, trendai panašus vaikšto, Dimas, Jo, raudonas spalva, aš su raudonas spalva. Nu, tai mes visi jau norim pavasario šilumos, Jo, tos aistros, taip. vasaros. Ir šiaip, man atrodo, žmogaus oda šiaip neblogai atrodo Taip. raudonas spalva. Nei prie žalių. Ok. Nu tai gerai, dabar tau reikės įvertinti, kurios tavo nuomonė nuotraukos tau labiau patiko. Nu, aš manau, kad gal būtų kažkaip nekorektiška man dabar lyginti mėgėjų. Taip, nes įvertins jūs. Taip, nes įvertins žiūrovai. Bet to Bet man patiko ir kaip ir su Dima, taip ir su Emilija dirbti, nes buvo visai faina. Visai įdomu. Nežinau, aš esu labai patenkinta, aš turėsiu daug naujų ir fainų fotkių. Taip. Vien tik pliusai. Tai va, tai visas šitas nuotraukas jūs dabar pamatėt, bet pamatysit ir socialiniuose tinkluose. Tai prabalsuokit, kas jūsų manimo gražiau padarė, kas įdomiau padarė ir tiesiog nubausim vieną. Gal ir ne. Tai va, tai like, subscribe ir šitas iššūkis niekur nepasibaigs. Toliau tęsim. Tai ačiū Jums, komanda. Paplojom. Viskas, out. Šaunuoliai, ačiū. Malonu. Ačiū.